Labas vakaras. Šiandien spalio 3 diena, eteryje Dzūkijos televizijos žinios. O dabar trumpai, ką matysite jau visai netrukus. Šiandien žiniuose. Dėl blogų kvapų pirmajame Alytuje nuožmios diskusijos ir išeities paieškos. Būdo vaikas ir pradėjo jį stipriai pykinti, aš lygiai taip pačiai pasijutau nuo to kvapo apsvaigusi. Jeigu nebus pirminio valymo racija, Alytaus miestas gali būti ekologinės katastrofos sukėlėjas. Gaisras Prienų rajone nusinešė vyro gyvybę. Alytuje atidaryta jaunųjų matematikų mokykla. Alytaus Dzūkija sužaidė pirmąsias LKL namų rungtynes. Futbolo klubas Alytaus Dainava iškovojo 13-ąją sezono pergalę. Šiandien Tarybos aplinkos ir plėtros komitete įsiliepsnojusias diskusijas galima būtų pavadinti tarsi debatų arena. Gyventojai skundėsi, kad jau metus laiko kenčia dėl blogo kvapo. Dzūkijos vandenys pristatė atliktą studiją. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras nesutiko su atliktos studijos rezultatais. Buvo keliama kita blogų kvapų atsiradimo versija, taip pat atvirai išklota. Jeigu ir toliau iš sąvartyno trasomis keliaus normas viršijantis cheminių junginių kiekiai, Alytui gresia ekologinė katastrofa. Alytaus miesto savivaldybės tarybos aplinkos ir plėtros komitete šiandien net 2 valandas truko įnirtingos diskusijos dėl blogų kvapų pirmajame Alytuje. Gyventojai sako, kad situacija trunka metus. Savivaldybės administracijos įstaigos vadovai problemos neignoruoja, tačiau greitesnių sprendimų gyventojai pasigenda. Prabudo vaikas ir pradėjo jį stipriai pykinti, aš lygiai taip pačiai pasijutau nuo to kvapo apsvaigusi. Ir tas kvapas buvo labai aitrus. Aš kažkaip pradėjau pirmiausiai iš kanalizacijos šulinių, lyg ir kvaila, bet pirmiausiai skambinau į Dzūkijos vandenis ir žmonės nelabai galėjo ką padėti. Negaliu sakyti, kad kažkas nebuvo daroma, kad iš tikrųjų kiek buvau kreipusis, tikrai administracijos direktorius nekartą atvyko, kada tik tai reikia, 12:01 nakties, apsilankydavo namuose, kuomet tik tai namuose yra kvapas, bet matote, 15-20 minučių jisai būna labai aitrus ir paskui jisai greitai ir išgaruoja. Pagal Dzūkijos vandenų užsakymą buvo atlikta blogų kvapų studija. Joje akcentuojama, kad Dzūkijos vandenims priklausančiomis trasomis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras leidžia labai užterštas nuotekas, kuriuose cheminiai elementai ne kartais, o 10 kartų viršija leistinas normas. Tyrimą atlikę ekspertai be užuomenų pareiškė, kad Dzūkijos vandenų nuotekų valykloje dėl to gali žūti aktyvusis dumblas, o tuomet įvyktų ekologinė nelaimė. Kai minime apie valyklą, kad valykla mūsų tiesiog gavus tokius teršalus gali sustoti, tai tarp mūsų dalyvauja valyklos vyriausias technologas Aušra Kvederavičienė, jinai galėtų tikrai žmogus dirbantis 30 virš metų ir galėtų pasakyti, kas su mūsų valykla gali atsitikti. Tinklai, kur ir dabar dirba žmonės, mes iš tikrųjų dirbame ir savo nuosavybės tinkluose, ir ACO nuosavybės tinkluose, tiesiog jau neskirdami tų ribų tavo mano už savo lėšas, aš nežinau, gal kažkas ir šitoj vietoje ieškos problemų. Bet tai yra didžiulė tarša Dzūkijos vandenų įmoniai miesto valymo įrenginiams. Atitekantys sunkieji metalai, miestas kiek investavo su ES pagalba į dumblo tvarkymo įrenginius. Atitekančiai tokiai taršai, tai dumblas mūsų pasmerktas, kad jis niekam bus tikęs, jį net deginti reikės sudėtingiau, nes jis gauna iš išorės didžiulę taršą. Teršėjas visur moka, tai yra įstatymų ir ES direktyvom aprašyta, tai pirminį valymą turi susitvarkyti regioninis atliekų tvarkymo centras. Daug įmonių, jeigu jūs skaitėte žiniasklaidoje, Klaipėdoje, Agrovetas, kiti bandė gyventi gyventojų sąskaitą. Kada iš mėsos perdirbimo įmonės nevalytos nuotekos leidžiamos būdavo į miesto valymo įrenginius, buvo tarp politikų daromi susitarimai, kas man kyla įtarimų, kad ir čia ko gero tai yra, nes ginti reikia gyventojus, ginti reikia savo miesto įmonės. O dabar mes ieškom, kaip padėti Racui, kad galbūt jis nekaltas, gal jisai nežinojo. Kaip gali nežinoti žmogus dirbantis to įstaigoje, tvarkantis tuos dalykus ir šiandien dienai 2 mėnesiai sprendimų nerandama. Tai man labiau neramu dėl miesto valymo įrenginių, dėl galimo, ką sakė direktorius Dzūkijos vandenų, galimos ekologinės katastrofos.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vadovai tikina jau ėmėsi priemonių. Sąvartyne pastatė keletą filtrų, pradėtas kalkinti filtratas, o labiausiai nuo kvapų kenčiančios gyventojos namuose pastatytas specialus atbulinis vožtuvas. Iš tikrųjų dabar iš gerbamo prelegento išgirdome, ta prasme, koks tas racas blogas ir kiek ten tų kartų, reiškia, taršą viršėm atiduodami nuotekas Dzūkijos vandenim. Tai ten aš tik tiek galiu pasakyti, kad tuos skaičius visus kartus, iš 8 kartus tikrai reiktų mažinti, nes mes dabar esam pasirašę su Dzūkijos vandenim susitarimą ir tos koncentracijos, kurios dabar iš tikrųjų šiais metais labai daug tyrimų atlieka ir bendrų su Dzūkijos vandenim, geranoriškai bendradarbiavom ir tos koncentracijos nėra tokios aukštos, kaip jos buvo ir tada, kada tų kvapų nebuvo. Tai aš manyčiau, kad šiandien reikėtų orientuotis, kaip išspręsti tą problemą dėl kvapų. Priežastį nustatyti, suradus priežastį, imti sprendimo būdų. Nes kiekvienas sprendimo būdas, kad ir kur bus statoma ten ar valymo įrenginiai, ar prie Dzūkijos vandenų, ar prie atliekų tvarkymo centro, tik kainuos pinigus ir kainuos galbūt nedidelius pinigus. Ir iš tiesų tai politikai, kurie kels rankas, aš manau, turės tikrai daug aiškiau žinoti, už ką balsuoja. Jeigu būtų aiškios priežastys, mes kartu su universitetu ir kitais, reiškia, ir kitais institutais galbūt galėtume pateikti kokias nors rekomendacijas. Dabar yra, reiškia, kai nežinai nuo ko, ar konkrečiai siros vandenilis. Nes šičia yra, chemikas vienas sakė, reiškia, kad tiem, kurie rašė, reiškia, ne pro šalį būtų baigti ir vidurinę, reiškia, apie tą amonio sulfatą. Paminėkime Amerikos, jos teka. Tekėdamos degazacijos procesas vyksta ten, kur yra srauto slopinimo šulinys, kur parcelianis slėgis artimas nuliui ir palaipsniui šuliniuose. Dėl to žmonėms atsiranda kvapas. Priklausomai nuo to, kiek jos maišosi, kiek sąlyčio su oro, gali būti intensyviau, mažiau intensyviau. Ką siūlau trumpai? Reiktų vis dėlto, yra keli šalinimo būdai, pavyzdžiui, siros vandenilį galima parūgštinti ir jis pilnai yra degazuojamas, bet tada mes gaunam nuotekas, filtratą, nuotekas vadinkim, kurio pH bus rūgštinis 5. Ar Dzūkijos vandenys jie pajėgs? Nes amoniakas tada yra virtęs amoniu ir jis nebekvepėtų. Jeigu ne, po to mes turim šarmint tam, kad išgarint amoniaką, nes jeigu mes pasieksim neutralą, smirdės amoniakas. Reikia šarminti iki amoniako, degazuoti amoniaką, atstatyti neutralą ir atiduoti į Dzūkijos vandenis. Susitikime dalyvavo ir aplinkosaugininkai bei visuomenės sveikatos centro specialistai. Kartu mes, kaip ir aplinkosaugos institucija, kaip ir Dzūkijos vandenys, atsirasi bendra ir savivaldybė, priimsit sprendimus, kad vis tik mūsų kaip aplinkosaugininkų yra kompetencija užtikrinti, kad vis tik aplinkosauginė taršaus jos nebebūtų. Na, mes kreipėmės ir į visuomenės sveikatos centrą. Visuomenės sveikatos centras taip yra sudaręs komisiją, mes delegavome savo atstovę, dabar yra Alytaus agentūros vyriausia specialistė Reda Baublienė. Iš tikrųjų, kad yra problema, dar mes gavome šių metų rugsėjo 26 taip pat iškvietimą ir matytas kvapas buvo ir yra šiandien mūsų irgi iš Alytaus agentūros atstovas. Statyminė bazė yra tokia, kad kvapams tirti yra pirmiausiai sudaroma komisija iš kelių institucijų ir kad tą užfiksuoti kvapą yra pakankamai sudėtinga. Kadangi trukmė, kiek priminkite, 15-20 minučių. Tai atvykti į, sakykime, įvykio vietą ir užfiksuoti kvapą yra pakankamai sudėtinga. Aš pilnai pritariu parengtai studijai dėl priežasties, dėl susidarimo kvapų ir kadangi aiški priežastis, tai kam tada daryti tą komisiją? Reikia iš karto spręsti problemą, nes kvapas yra tik simptomas. Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Jastremskas teigė, pirmajame Alytuje pagal gyventojų skambučius yra buvęs ne kartą. Matom, čia yra ta vieta, kur tuos kvapus mes bandom žuosti. Keistas dalykas, tą naktį, kai aš buvau, čia kvapas buvo juntamas, šiek tiek buvo juntamas čia prie degalinės, vos. Ir labai stipriai buvo juntamas va čia.
Privažiavus prie paties sąvartyno, čia to kvapo nesijautė, va šitoj vietoj. Tačiau pažiūrėjau tada, iš kur pučia vėjas. Yra tokia svetainė Ventguru ir būtent kryptis buvo grinai į šitą pusę. Aišku, čia vėl tik spėlionė. Jeigu iš pačios kanalizacijos tas kvapas neina. Ir tą keli žmonės patvirtino. Tai galbūt kažkokiu stebuklingu būdu jis yra atpučiamas čia ir šito koridorium paduodamas. Mes ten ir deginom popierį, žiūrėt, kaip dūmai tie sukasi, iš kur tas vėjas pučia. Ir toj konkrečioj vietoje toks sukūriukas gavosi, kad iš gatvės įsuka ir sukasi, va toj vietoje toks sukūrėlis. Tai čia tokiais buitiniais visiškai metodais. Žodžiu, aš noriu tik pasakyti, kad to tyrimo reikia žymiai galbūt ir platesnio, ne vien tik tai kanalizaciją apžiūrint, kas ten yra, bet gal netgi ištiriant ir hidrometeorologinius kažkokius reiškinius, kurie vyksta. Bet čia spėlionė. Aišku, čia užduotis tam būsimam tyrimui. Aplinkos ir plėtros komiteto nariai teigia, kad reikia greitesnių sprendimų. Čia niekas susirinkusių neneigs, kai buvo iš pirmo bandoma neigti, kad priežastis tų kvapų ir visa problema yra paduodamo turinio iš raco. Tai man, pavyzdžiui, aš nemanau, kad ne vienam čia sėdinčių nematau, kad kažkam kiltų abejonės. Tai dabar kas lieka? Kadangi dusina mūsų žmonės, Alytaus, tai miesto taryba, manyčiau, turėtų nusamdyti ne kažkas, ne Dzūkijos vandenys, ne racas, nes vėl bus tarpusavy nesusitarimai, nes visą laiką yra suinteresuotos, nesižeiskite kolegos, suinteresuotos pusės. Čia kaip turgui, vienas nori parduoti brangiau, kitas nupirkti pigiau. Tai čia vienas nori išleisti didesnės koncentracijos ir mažiau mokėti, kitas ir taip toliau. Bet kas sako, ir Sigitis yra, suprantu, vis tiek esu medikas, kaip ten bebūtų prigimtinė specialybė ir vadybą baigiau, tai dabar sprendimas nepaprastas, yra pakankamai sudėtingas. Reikia nusavudyti nepriklausomus, karvat ir jaučios linksi galva, ekspertus, tą turi padaryti taryba, įgalioti galima administracijos direktorių. Jeigu nebus pirminio valymo race, Alytaus miestas gali būti ekologinės katastrofos sukėlėjas. Į tą identifikavo Dzūkijos vandenų vadas su visa komanda. Aš siūlyčiau į tai labai gerai įsiklausyti. Nes viena, kur racas priklauso 7 savivaldybėms ir jie šiandien dienai netlieka namų darbų, nuotekos su labai aukšta koncentracija atiteka į mūsų miesto nuotekų valymo įrenginius. Vienaip ar kitaip jūs atsiminkite, kad išvalymas tų nuotekų, jisai krenta ant visų gyventojų. Tai yra sąnaudos. Mes tas sąnaudas mokam per abonentą Dzūkijos vandenims. Ir tai yra vėlgi antras politinis klausimas, kurio nesiima spręsti mūsų miesto savivaldybės vadovai. Ir tas mane kaip tarybos narį labai žaidžia, kad čia susirinkę mes susiimam demagogiją, klausom pasakų iš neaiškios kompetencijos žmonių, o problema, kuri yra nuo balandžio mėnesio, jos šiandien dienai niekas ne. Po 2 valandas trukusių diskusijų nutarta ruošti tarybos sprendimo projektą, skubinti procesus, po kurių gyventojai nejustų nemalonių kvapų. Daina Baranauskaitė, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Prienų rajone sekmadienio rytas paženklintas nelaimė. Gaisro metu medinėme name žuvo 41 metų vyriškis. Pirminiais duomenimis gaisras kilo nuo nuorūkos, plačiau apie tai netrukus. Sekmadienio rytą Prienų rajone esančiame Jiezne kilo gaisras. Kauno apskrities priešgaisriniai gelbėjimo valdybai 8:31 minutė pranešta, kad degančiame name gali būti žmogus. Atvykus pastebėta, kad kambarys pilnas dūmų, degė grindys. Apžiūrėjus patalpas rastas čia gyvenusio vyro lavonas. Pasak šalia gyvenančių kaimynų, 41 metų žuvusysis nevengė išgerti. Rūkydavo, mėgdavo išgerti. Ar dažnai atvažiuodavo, galbūt policija būdavo kviečiama į tą butą, galbūt girtavimo, gal kompanijos rinkdavosi? Šiaip policijos nebuvo kviečiama dėl girtavimo, lyg ir nebuvo, atrodo, bet jis kviesdavosi greitąją, o greitoji pas jį nevažiuodavo be policijos. Kadangi kažkaip, kai žalodavosi, gal jo pribijojo, ar kaip visada jei greitoji važiuoja, tai ir policija prisistato. Jis save žalodavo? Taip, jis pjaustydavosi peiliuku, ar ko būdavo jo taip rankos čia taip supjaustytos, daug jis rodydavo jis. Labai daug randų, labai daug. Pasak kaimynės Vidos, žuvęs vyriškis nebuvo konfliktiška asmenybė, nori padėdavo nudirbti pavienius darbus, tačiau turėjo ir minusų. Jis buvo, žinokit, nuoširdus, draugiškas, jis buvo nepavojingas kitiem, nebent dėl va to gaisro, jis jau čia dabar 3 kartą turbūt. Jau vienu kartu čia rado jį, tada išmetė sofą apdegusią ir paskui, man atrodo, kad dar 3 kartas. Žuvusysis bute, kuriame kilo gaisras, apie 5 metų gyveno vienas. Namas medinis, tad kaimynai baiminosi, jog ugnis persimės į gretimą butą ar namą.
Šiaip tai žinot, baisu to gaisro, jeigu iš tikrųjų būtų įsiliepsnojęs, tai būtų ir tas namas sudegęs, be abejo mes naktį ir šitas būtų sudegęs. Pirminiais duomenimis gaisras kilo nuo nuorūkos. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Jaunųjų matematikų mokykla padės nepriekaištingai pasiruošti matematikos olimpiadoms, konkursams ir egzaminams. Apie tai plačiau Modestos Kvedaravičiūtės parengtame reportaže. Alytuje atidaryta pirmoji jaunųjų matematikų mokykla. Joje savo žinias gilins visi norintys prisiliesti prie aukštojo mokslo. Jaunųjų matematikų mokyklos kūrėjai tikisi, jog ši mokykla padės moksleiviams pasiruošti matematikos konkursams ar netgi įveikti egzaminų baimę. Jaunųjų matematikų mokykloje mokysis mokiniai iš Švento Benedikto, Jotvingių, Adolfo Ramanausko Vanago, Putinų gimnazijų bei Dainavos, Šaltinių ir Dzūkijos pagrindinių mokyklų. Alytaus miesto mero pavaduotoja Valė Gybienė ir Alytaus švietimo skyriaus vedėjas Vituolis Valiūnas džiaugiasi mokyklų bendradarbiavimu ir jaunųjų matematikų mokyklos idėjos įgyvendinimu. Iš tiesų labai smagu, kad Alytuje vis plečiasi tas mokyklos apimtis. Ir mes turime ir informatikų akademiją, ir chemikų akademiją, ir dabar jaunųjų matematikų mokykla. Praeitą savaitę Lietuvos mokslo akademijos skaičiau pranešimą, ten labai tyriausi, pas mus yra daug mokyklos, kur vaikai gali mokytis, pavadinčiau, sustiprinti. Ir iš tikrųjų jau rezultatus mes matome tokių olimpiadų nugalėtojais, mūsų vaikai tampa. Ir iš tiesų labai smagu, kad turėsime dar vieną mokyklą mūsų švietimo sistemoje. Džiaugiuosi, kad ir Alytaus Švento Benedikto gimnazija, tai yra viešoji įstaiga, kuri turi savo vadovus ir bažnyčią, ir Alytaus miesto savivaldybės taryba. Kartu gražiai bendradarbiaudami su Dainavos pagrindinė mokykla šitą idėją palaikėte ir viską padarėte, kad jinai virstų kūnu. Vicemerė palinkėjo pačios didžiausios sėkmės bei įteikė simbolinę dovaną. Noriu palinkėti šitai mokyklai sėkmės, mokytojams, moksleiviams. Ir mes matėme prezentacijoje, kiek daug įvairiausių sutarčių yra pasirašyta ir bendradarbiavimo ir susitarimų. Tai mes norime istorinės savivaldybės kartu padovanoti labai rimtą prašymo priemonę, kad jūs nesustotumėt, pasirašinėtumėt ir toliau tęstumėte bendradarbiavimą su aukštosiomis mokyklomis, su verslo įmonėmis. Kad tai nebūtų tik įžanga. Sėkmės jums ir aukšto skrydžio. Švento Benedikto gimnazijos direktorius įsitikinęs, kad tokia mokykla išties reikalinga ir teigiamai vertina jos įkūrimą. Aš tai vertinu labai teigiamai ir iki šiol man buvo neramu, galvoju. Čia to ruošimosi, tų sutarčių, to bendravimo daug, o veiksmo lyg ir nėra. Bet šiandien jau man pasidarė visai ramu, žiūriu, jau pradeda po tų tokių, popierinių, sakykime, tokių formalių mėnesių pradės veikti mokykla jaunųjų matematikų. Pasak Švento Benedikto gimnazijos direktoriaus, ši mokykla ypač naudinga tiems, kurie yra gabūs ir nori įtvirtinti savo žinias. Vaikams yra naudinga ta prasme, kad ne visada mokykloje paprastoji arba klasėje įprastiniai pamokoje tu gali taip gerai padirbėti su gabiais mokiniais, su tais, kuriems reikia daugiau, plačiau, giliau. Daugiau orientuojasi tą vidutinį mokinį. Ir tada tie tarsi lieka nuskriausti arba eini prie to sunkiai besimokančių silpno vaikelio. Ir dėl to aš manyčiau, va šitokios mokyklos atveria akademinės erdvės, galim sakyti. Alytaus jaunųjų matematikų mokykloje mokysis 53 mokiniai. Iš jų 29 mokiniai 5-6 klasių, o likusieji 24 9-10 gimnazijos 1-2 klasių mokiniai. Ateityje tikimasi, jog šis skaičius padvigubės, bei atsiras daugiau norinčių ir besidominčių matematiką mokinių. Modesta Kvedaravičiūtė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Kriminalinius įvykius apžvelgs mano kolega Edgaras Burneika. Spalio 2 dieną apie 16 val. Alytaus rajone Raitininkų seniūnijoje Klepočių kaime vyras gimęs 1949 metais smurtavo prieš sutuoktinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Apie 17 val. 30 minučių Alytuje vyras smurtavo prieš sutuoktinę. Taip pat spalio 2 dieną apie 19 val. Prienų rajone Veiverių seniūnijoje Kampinių kaime vyras mažamečių vaikų akivaizdoje smurtavo prieš sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Rugsėjo 29 spalio 2 dienomis užfiksuoti 57 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Daugiausiai iš jų 21 greičio viršijimo pažeidimas, 7 kelio ženklų ženklinimo pažeidimai bei 4 naudojamas saugos diržų pažeidimai. Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija. Šeštadienį Alytaus Dzūkija savo aikštelėje susitiko su Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Didžiąją rungtynių dalį apylygiai žaidę alytiškiai turėjo pripažinti sostinės komandos pranašumą. Apie rungtynių eigą, rezultatą ir trenerių komentarus po rungtynių žiūrėkite kolegos Mariaus Šagunevičiaus parengtame reportaže. Šeštadienį Alytaus sporto rekreacijos centre įvyko pirmosios LKL Alytaus Dzūkijos varžybos namų aikštelėje. Dzūkija susitiko su praėjusio LKL sezono bronzininkais Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Iki trečio kėlinio vidurio varžovams į atlapus kibę alytiškiai vis dėlto rungtynių pabaigoje turėjo pripažinti sostinės komandos pranašumą rezultatu 59-79. Prieš prasidedant varžyboms aikštės viduryje buvo pristatytas naujasis Alytaus Dzūkijos rėmėjas Antanas Guobė. Jam buvo įteikti simboliniai atminimo marškinėliai. Rungtynės šeimininkams prasidėjo neblogai. Jie sukūrė 2 rezultatyvės atakas iš eilės, bet vilniečiai tai atsakė 2 taškių bei 3 taškių ir svečiai įsiveržė į priekį 4-5. Abi komandos keitėsi atakomis. Liko žaisti 3 minutės, pirmajame kėlinyje rezultatas buvo lygus 11-11. Bet tuomet iniciatyvos ėmėsi Karolis Guščiukas ir pasibaigus pirmajam kėliniui Dzūkija įgijo 4 taškų persvarą. Antrajame kėlinyje nesustabdomai žaidė tas pats Karolis Guščiukas, o sostinės ekipą tolimais metimais gelbėjo snaiperiai. Po antro ketvirčio Vilniaus Lietuvos Rytas buvo priekyje 38-42. Po ilgosios pertraukos dzūkai išėjo su dar didesniu kovingumu, kas leido įgyti 3 taškų persvarą. Bet jų norą nugalėti šiose rungtynėse nugesino Artūras Gudaitis bei Corey Fisheris. Aikštėje sužaidus pusvalandį Vilniaus Lietuvos Ryto komanda įgijo solidų 15 taškų pranašumą 49-64. Paskutinėme kėlinyje Dzūkija spurtavo 8-0, bet nieko šeimininkams iš to nuveikti ypatingo nepavyko. Visų susirinkusių žiūrovų liūdėsiu Alytaus Dzūkija LKL sezoną namuose pradėjo pralaimėdami rezultatu 59-79. Alytaus Dzūkijos vyriausiasis treneris Andrėjus Urlepas po rungtynių teigė, jeigu kiekvienas nepadaro savo darbo geriausiai kaip gali, mes negalime laimėti rungtynių. Mes žaidėme gerai pirmasis 15 minučių, bet paskui leidome įgyti pranašumą, išmesti lengvus metimus, o to daryti negalima prieš tokią komandą kaip Lietuvos Rytas. Po pertraukos išėjome gerai pasiruošę, tačiau 5 paskutinės trečio kėlinio minutės buvo vėl labai blogos. Problema ta, kad žaidėjai pakėlė nuo atsarginių suolelio, nepadarė to, ką turėjo padaryti. Deja, jeigu kiekvienas nepadaro savo darbo geriausiai kaip gali, mes negalime laimėti. Vilniaus Lietuvos Ryto vyriausiasis treneris Tomas Pačėsas džiaugiasi, kad jo komanda padarė tik 4 klaidas, bei vylėsi, kad pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. Šiandien pralaimėjom kovą dėl atšokusių kamuolių, kas tikėtina yra didžiausias noro parodymas, kaip tu nori. Tai Alytus šiandien labai norėjo, labai mus baudė tuo, turėjo daug papildomų atakų, 14 net. Tai yra per daug ir tas neramina, nors džiaugiuosi už komandą, kad padarė tik 4 klaidas ir žaidėm gan intensyviai ir gynyboje manau tikrai neblogai, neįmetė komanda daugiau kaip 60 taškų, taip pat pirmą kartą šį sezoną ir aišku, žingsnis po žingsnio žiūrim, kaip dabar laukia labai įtemptas grafikas, 3 labai sunkios rungtynės ir prasideda Europos taurė, taip kad daug turim ką taisyti ir tuo gyvenam. Sekančios Alytaus Dzūkijos namų rungtynės vyks spalio 9 dieną 17 val. Su Klaipėdos Neptūno komanda. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Šeštadienį miesto stadione Alytaus Dainava susitiko su paskutinę vietą turnyrinėje lentelėje užimančia Kretingos Minijos komanda. Alytiškiai varžovus sutriuškino rezultatu 7-3.
Šeštadienį Alytaus miesto stadione buvo sužaistos Lietuvos futbolo federacijos 1 lygos 27-ojo turo varžybos tarp Alytaus Dainavos ir Kretingos FK Minijos. Rungtynės pasibaigė labai rezultatyviu rezultatu 7-3 alytiškių naudai. Jau 11-oje minutėje į priekį Alytaus Dainavos komandą išvedė Lukas Baranauskas, pasižymėjęs nestipriu smūgiu. Sužaidus dar 8 minutės, išėjęs vienas prieš vartininką tas pats Lukas Baranauskas padvigubino rezultatą iki 2-0. Po 15 minučių svečių žaidėjas Tadas Gudauskas sugebėjo rezultatą sušvelninti, kamuoliu perkeldamas alytiškių vartininką Marių Šalkauską. Bet už minutės dainavietis Linas Savasas lenkų smūgiu vėl atstatė saugų pranašumą Dainavos komandai. Po dar sužaistų 2 minučių Lukas Baranauskas pelnė 3-ąjį savo įvartį ir komandos į rūbinę išėjo esant rezultatui 4-1. Po ilgosios pertraukos 47 minutę kretingiškis Tadas Gudauskas sušvelnino rezultatą iki 4-2. 51 minutę tas pats Tadas Gudauskas pelnė savo 3-ąjį įvartį ir Kretingos Minijos komanda atsilikinėjo tik minimaliu skirtumu 4-3. Bet tuomet 64 minutę prabilo Povilas Daukša, kuris tikslių smūgių kamuoliu pasiuntė į varžovų tinklą. Sužaidus dar 13 minučių Lukas Baranauskas pelnė savo 4-ąjį įvartį ir rezultatas tapo 6-3 Alytaus Dainavos naudai. Bet tai dar buvo ne pabaiga. 85 minutę Darius Zachaševskis puikiu smūgiu galutinai pražudė Kretingos Minijos komandą ir galutinis rungtynių rezultatas tapo 7-3. Tai buvo 13-oji Dainavos sezono pergalė. Iškovoję 43 taškus alytiškiai šiuo metu rikiuojasi 7-oje 1 lygos turnyrinės lentelės pozicijoje. Sekančias namų rungtynės Alytaus Dainava žais spalio 15 dieną 12 valandą su Kauno Hegelman Litaujan ekipa. Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį pirmadienį. Netrukus orų prognozė, o iškart po jos žiūrėkite laidą Tai sportas. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Sinoptikai žada, jog savaitės pradžia didesnių orų permainų neatneš. Antradienio naktį lietaus tikimybė bus nedidelė. Rūkams formuotis jau trukdys vidutinio stiprumo šiaurės rytų vėjas. Dieną jau vietomis daugiausia šiauriniuose rajonuose trumpai palis. Šiaurės vėjas gins vėsesnį orą ir diena numatoma gerokai vėsesnė negu pirmadienis. Trečiadienio naktį kai kur dieną jau daug kur gali trumpai palyti. Pragiedrulių taip pat daug nelaukiama. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune bus 7, Vilniuje ir Klaipėdoje 6 laipsniai šilumos. Antradienio dieną Alytuje ir Vilniuje termometro stulpelis pakils iki 10, Kaune ir Klaipėdoje iki 11 laipsnių aukščiau nulio.